Sveiki draugai ir draugės, sekantis skyrius – kelio ženklai, antras skyrius – pirmumo kelio ženklai. Pirmumo kelio ženklai, nurodantis vairuotojui važiavimo per nereguliuojamas sankryžas, važiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus kelio ruožus, pirmenybė. Taigi kokie tie ženklai? Ženklas pagrindinis kelias. Ir atėjome prie sankryžos ir turim tokį ženklą. Tai reiškia, kad šitoj sankryžoj mes turim pirmenybę prieš kitas iš šalutinio kelio atvažiuojančias transporto priemonės. O ką mato kitas žmogus, kuris atvažiuoja, tai jis mato ženklą duoti kelią ir jis privalo praleisti važiuojančias pagrindiniu keliu transporto priemonę. Pagrindinio kelio pabaiga. Kelio ženklų pagrindinis kelias pažymėto kelio pabaiga. Tai reiškia, jeigu buvo pagrindinis, šitaip jis gali pasibaigti. Ženklas duoti kelią. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms važiuojančioms kertamuoju keliu ar prisijungiančiuoju keliu. O esant papildomai lenteliai, pagrindinio kelio kryptis važiuojančioms pagrindiniu keliu. Tuoj kalbėsim apie ženklą pagrindinio kelio kryptis. Yra paryškinta, tai reiškia pagrindinis kelias yra ta paryškinta kryptis. Netiesiai, o paryškinta, jeigu tokia lentelė yra. Jūs jau matėte 50% ket pamokos. Visas ir pilnas ket pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. Vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Ženklas stop. Tai tas pats kaip ženklas duoti kelią, privalo duoti kelią kertamų kelių važiuojančioms transporto priemonėms, tik privalot visiškai sustoti, vykdyti sustojimą. Ar yra automobiliai, ar nėra automobilių, bet kokiu atveju jūs privalot sustoti. Draudžiama važiuoti toliau, nesustojus prieš stop liniją, o jeigu jos nėra, prieš kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms važiuojančioms kertamuoju keliu, prisijungiančiuoju keliu. O jeigu yra papildoma lentelė, apie kurią ką tik kalbėjom, pagrindiniu keliu. Tai čia irgi galioja lygiai tas pats. Tik tiek, kad paryškintas yra pagrindinis kelias, o neparyškinti yra šalutiniai keliai. Vat šiuo atveju ir čia. Mes galime atvažiuoti iš apačios, tai reiškia, mes esam šalutiniam kely ir pagrindinis kelias žinom, kad yra iš kairės į tiesiai. Va čia yra šalutiniai keliai, o paryškintas yra pagrindinis. Prieš priešinio eismo pirmenybę įvažiuoti į siaurą kelio ruožą draudžiama. Jeigu tai apsunkintų priešpriešinį eismą. Vairuotojas privalo duoti kelią siaurame ruože esančiams arba iš kito galo prie jo artėjančiams transporto priemonėms. Kartu naudojamas susiaurėjime ženklas yra šitas ženklas pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu. Tai būtų kažkoks siauresnis tiltas, tai tiesiog kam yra šitas ženklas, tie per tiltą važiuoja pirmi, o kam yra šitas ženklas ten susiaurėjimo vietoje ar kelio susiaurėjimo vietoje, tai gali važiuoti šitie, kam šitas ženklas tik tada, kai neatvažiuoja iš priešais automobiliai, kuriems buvo šitas ženklas. Aišku, jeigu būtų tokia situacija, kad nieko nebuvo, jūs esat prie šito ženklo ir pradėjot važiuoti per susiaurėjimą, tada atvažiuoja automobilis per šitą ženklą, tai tada jis turėtų leisti jums pabaigti manevrą, ne? Kaip visada, kas pirmas pradėjo, turėtų jį kaip ir pabaigti. Turėtų leisti pabaigti. Na, toks labai sunkus skyrius, bet nedidelis. Kelio ženklai, antras skyrius, pirmumo kelio ženklai.